Šie rinkimai dar kartą patvirtino dėsnį, kad Lietuvoje perrinkti valdančią koaliciją yra faktiškai neįmanoma. Ir iš tikrųjų ganėtinai paradoksalu, nors ta nepopuliari Kubiliaus vyriausybė 2008-2012 metų atrodė, kad labai jau bus nušluota rinkėjų, bet panašu, kad bent jau dabar, kiek tada nepopuliari Kubiliaus vyriausybė surinko apie 25% balsų, tai tiek dabar kartu sudėjus Socialdemokratų, Darbo partijos ir Tvarkos ir Teisingumo balsus, tai panašiai gavo ir populiaraus Algirdo Butkevičiaus vyriausybė. Vėl lietuviai balsuoja už opoziciją ir naujas ar pusiau naujas partijas. Iš tikrųjų labai yra įdomu tai, kad pirmą kartą Lietuvos rinkimų istorijoje yra taip, kad prieš tai rinkimuose daugiamandatėje daugiausia balsų gavusi partija, kitose rinkimuose nepraeina 5% barjero. Iš tikrųjų mes esam turėję tikrai labai didelių kritimų žemyn ir LDDP 96 metais ir Tėvynės sąjunga 2000 metais, bet tada tos partijos bent jau sugebėdavo tą barjerą perlipti. O dabar panašu, kad nusivylimas Darbo partija ir tas didžiulis skirtumas tarp tų lūkesčių, kurie buvo įdėti į juos 2012 metais ir taip kaip žmonės dabar į juos žiūri, iš tikrųjų yra didžiulis. Ir panašu, kad parlamente bus 6 partijos ir panašu, kad valdančiosios koalicijos dėrybos bus labai sudėtingos. Kadangi jeigu mes sudėtumėm dabar, kiek yra daugiamandatėje vietų valstiečiams ir kiek Tėvynės sąjungai, ir jeigu sakytumėm, kad tie, kurie užėmė pirmą vietą pirmame ture, turėtų laimėti, mes gautumėm visiškai lygų skaičius po 41 mandatą tiek valstiečių, tiek Tėvynės sąjungai. Ir dabartinėje situacijoje, aišku, kiekviena partija įsivaizduos, kad jie turėtų gauti daugiau vietų antrame ture ir nesileis į buvimą tuo mažesniuoju koalicijos partneriu ir dėrybinės jų pozicijos visiškai tokios pačios. Labai įdomus yra socialdemokratų likimas. Jie turi dabar 2 pasirinkimus. Vienas pasirinkimas bet kokią kainą kabintis į valdžią ir iš tikrųjų, jeigu jie to norėtų, jų pozicija taptų ta vadinamoji kingmakerio, jie būtų realiai galėtų karūnuoti tiek valstiečius, tiek Tėvynės sąjungą, būdamasis tas tarpinės koalicijos įgalintojas, bet yra kitas kelias, kuris tikriausiai būtų racionalesnis. Eiti į opoziciją ir bandyti perkrauti įvaizdį, atšviežinti savo lyderystę, galbūt pagilinti savo ideologiją, nes jeigu socialdemokratai bandys kažkaip tai sukurpti koaliciją ir likti valdžioje, kad ir be premjero posto, bet trūks plyš, tai gali būti, kad kituose rinkimuose juos ištiks Darbo partijos likimas.